In progress. Labas rytas. Nuo ryto pradedam savo veido priežiūros ir veido jogos, veido masažą, savimasažą, pamokėlę. Tai šiandien aš pasitelksiu losjonu, kadangi esu tik po prausimąsi. Tai masažuojam. Paprastai galima naudoti losjoną, galima naudoti serumą, kremą, bet kokią priemonę. Tai kaip ir visada mes pradėsim nuo savo limfos aktyvavimo, susirandam štai šitą kabliuką, įstatom savo pirščiukus ir labai lengvu judesiu paspaudžiam truputėlį, kad išmasažuotumėm, aktyvuotumėm savo limfą ir prikeltumėm ją veikimui. Limfos tekėjimas tai padeda suaktyvinti kraujotaką. Galima abiem pirščiukais tiesiog spaudyti, įspausti. Jeigu turit nagus ilgus ir nepavyksta štai taip įspausti, tai galima tiesiog suspausti ir su krumpliukais įspausti arba tiesiog įmasažuoti pirštų pagalvėlėmis. Priminsiu, kad pakanka 3-5 minutės pramasažuoti, kiekvieną pratimą atliekant galima atlikti 3, 4 arba 5 kartus. Yra visiškai pakankamai mūsų veido raumenims. Toliau, ką mes darom, palenkiam veidą į šoną, pasukam truputėlį ir susirandam štai šitą mūsų jungamąjį raumenį tarp kaklą ir veidą. Ir su dviem pirščiukais apkabinam ir iš apačios į viršų truputėlį pramasažuojam vėlgi keletą akimirkų. Galima tiesiog minutėmis, 1 minutę arba 2 minutės, kiek jau galit skirti laiko. Skirtama savo laiką tikrai pastebėsit rezultatus, kaip keičiasi ne tik tai jūsų veido oda, bet ir keičiasi jūsų veido bruožai, kaip išryškėja tikrasis jūsų veidas. Pasukam kitą pusę, pasukam truputėlį ir pajausdamas išmasažuojam. Iš apačios į viršų. Dedam pirščiukus pilną delną nuo pirštų pagalvėlėmis, nuo nosies kampučių, nuo lūpų kampučių ir braukdamos pro akies kampučius išvarom iš savo veiduko visus skysčius ir užfiltruojam už ausies. Pratempiam ir užvažiuojam. Pratempiam ir užfiksuojam. Dar porą kartų. Ir kad skysčiai nutekėtų dar toliau, susirandam už ausies šitą tarpelį, kur nėra kauliuko, yra tiesiog įdubimas. Įstatom savo pirščiuką, arba netgi 2, jeigu yra daugiau vietos, ir prasukam pramasažuojam. Galim paspausti. Gali jausti šiek tiek toksai nemalonus paspaudimas, jeigu yra pati pradžia ir niekada nesat to dariusios. Idealu, kad tuo momentu nekalbėtumėt, kaip šiandien, kai aš darau video, ar ne, kad kalbam. Idealiausia, kad būtumėt prieš veidrodį ir tiesiog žiūrėdamas į save, atliktumėt būtent, ar ne, pratempimą štai tokį. Išmasažuojam. Dedam rankas ant antakių, vėlgi, ar ne, pirštų pagalvėlėmis. Ištempiam ir nuvažiuojam už nugaros. Ir kartą ir sakiau, kad mūsų kiekvienas audinys kūne yra susijęs
Ir jeigu mes senstame, jeigu mūsų oda sensta, tai nebūtinai yra tai, kad mūsų veido raumenis glemba, bet gali būti, kad mūsų senėjimo procesus įtakoja laikysena, įtakoja pečių padėtis. Tai dienos eigoje tiesiog stebėkit save ir sustenkit išlaikyti tiesą savo ašį. Atlikdamas pratimus galit susikoncentruoti tik į save, į kvėpavimą, iškvėpti, įkvėpti. Tai ne šiaip savo pratimai, tai yra sustojimas ir įsiklausimas į save. Ir tai, ką sako jūsų oda. Ir mes jau atliekame kelintą dieną pratimus. Pratimus galite tarpusavėje miksuoti, galite daryti tiesiog atsidariusios vieną video ir pakartoti, ar ne? Prakeičiam rankytėmis, pravažiuojam savo iki pat akių kampučių, pratempiam ir sugrįžtam atgal lėtai ir švelniai sąmoningai, labai nespausdamas, tik pratempdamas savo veido odą. Ir sustojam. Dar vienas pratimas, ką mes darysime, statysime štai čia savo nykščiukus į tą duobutę ar ne už kauliuko, sudėsim rankas prie nosies kampučio ir kartu ir nykščiukai, ir rankos juda štai tokiu judesiu. Na, nuvažiuojam štai čia, štai tokiu judesiu pagal kauliuką. Ir rankomis taip pat lygiai grečiai nuvažiuojam ir liftinguojam savo veidą. Užfiksuojam ties ausimis. Sustojam ir užfiksuojam. Keletą akimirkų. Nuvažiuojam švelniu judesiu. Jeigu nagiukai yra, galima tiesiog sulenkti. Aišku, nelabai patogu, bet tiesiog nuvažiuojam. Atrasti savo patogią poziciją. Pratempiam. Ir užfiksuojam. Sekantis pratimas, imam 2 pirščiukus, dedam viršuje virš antakiuko ir apačioje ties šito kauliuku ar ne akių. Ir lygiai taip pat pravažiuojam, susijungia ir nutempiam. Prakeliam, tarsi išplečiam savo akį ar ne, pratempiam savo odą ir nuvažiuojam. Jeigu oda labai sausa, tikrai rekomenduoju pateptis kremu, losjonu arba kažkuria kitokia priemonė, kad nežaloti savo odos, o lengvais judesiais nuslystume link. Lygiai tą patį darom kitoje pusėje, dedame pirštų pagalvėlę ant antakio ir susirandam štai šitą mūsų akies kauliuką ir pratempiam kitapus gražiai. Jeigu dar nepasidarėt nuotraukos, tai kviečiu pasidaryti iš priekio. Iš priekio kuo arčiau ar ne savo veido, kad matytumėt savo ne tik raukšlėles, bet ir savo bruožus. Pratempiam. Pasikartosiu, nereikia labai daug pratimų, užtenka 4-5. Maksimum gali 10 pasidaryti. Pratempiam ir užfiksuojam. Ir sekantis pratimas. Susirandam štai mūsų šitą, ne? Ir 2, 3, 4 pirščiukais išmasuojam išti. Švelniai nespaudžiam, kadangi čia yra mūsų kvėpavimo takai. Ištepiam.
Nereikėtų spausti ir masažuoti sausos odos, kadangi bus labai nemalonu jūs pačios procedūrai. Ir sustojam ir imsim vėlgi savo pirščiukus, mygščiukus įstatom štai čia už kauliuko į duobutę, apkabinam su rankyte, su rodomaisiais pirštais ir nustumiam visą pagal savo kauliuką į viršų. Formuojam savo gražų veido ovalą, nustumiam, gali šiek tiek labiau paspausti, kad pajaustume. Formuojam savo smakrą, veido ovalą. Taip. Mhm. Tuo pačiu ne tik tai formuojam veido ovalą, bet ir keliam lūpų kampučius, masažuojam savo apatinę veido dalį. Veido jogoje, kada atliekam pratimus, reikėtų pratimus rinktis pagal veido sritis, tai yra viršutinė mūsų dalis, vidurinė mūsų dalis, apatinė ir visiškai žemoji mūsų dalis. Tai tiek šiandieną, iki susitikimo rytoj. Pakomentuokit, kaip jums sekėsi, kaip atlikot, kaip jaučiatės ir iki geros dienos.